Labą dieną, mano vardas Robertas. Aš esu kontekstinės psichologijos specialistas. Tai yra 21 amžiaus metodas, gydymo metodas. E, Kaip, kaip tai veikia, gal pasakysiu vėliau. Pirmiausia, pristatysiu apie save. Aš pradėjau prieš 11 metų masažuoti. Pastebėjau, kad masažas nepadeda. Ne visiems padeda. Tada taikomąją kineziologiją išsimokinau ir jau gavosi geresni rezultatai ir dar buvo trūkumas, kad gauti tą norimą rezultatą tiek man, tiek klientam. Ir pradėjau mokintis kontekstinę psichologiją. Ir tada jau prasideda tie rezultatai, kur su kontekstinė psichologija jau galėjau užkabinti tas giluminės, kaip pasakyti, tas pirminės problemas, kurias kaip sakoma, jeigu sėklą išimti iš žemės, žodžiu, ją atskirti, kad nebūtų jau net kam augti. Tai va taip veikia kontekstinė psichologija. Jinai duoda labai didelius rezultatus. Aš padariau po apsimokymo, mokinausi Kazachstane. Po apsimokymo padariau tokį eksperimentą, pradirbau su 30 žmonių ir 85% buvo teigiamų rezultatų. Žmonės atėjo su kažkokiais savo norais, ne tiek kad norais, bet su problemom, su užduotim, jie nerado sprendimo būdų pas kitus specialistus, atėjo pas mane ir iš 30 žmonių 85% žmonių gavo savo norimus rezultatus. Kiti 15% žmonių buvo, kai kurie nedarė namų darbų, bet sakė, kad jau iš karto jaučiu, bet aš šitų neįtraukiau kaip į gavusių norimus rezultatus. Buvo taip pat žmonės, kurie nepriėmė šito dalyko, buvo tokie, kad jie labai skeptiškai pasižiūrėjo, kad kaip taip gali būti paprasta ir jie nesuprato žodžiu šito. Tai va, bet 85% tai yra labai didelis laimėjimas, ypač medicinos sektorėje. Tai va, iš mano praktikos tai yra labai didelis. Ir dabar aš kaip studijuoju dar osteopatiją, kaip mokinuosi iš mokslininkų tyrimų, tai 85 rezultatai yra jau labai, žodžiu, visos medicinos, kurios yra dabar taikomos, yra daug mažesniais procentais mokslininkai daro tyrimus ir gauna laimėjimus daug mažesniais ir jau taiko žmonėm. Gerai, apie pačią kontekstinę psichologiją. Jinai yra verbaliai, žodžiu, per žodžius terapeutas bendrauja su klientu. Ir kas tai sako? Tai kitaip sakant, ne su klientu, bet su kliento centrinė nervų sistema. Ir per nelogiškus klausimus, tie klausimai yra tokie, kaip pasakyti, labai, atrodo, kaip vaikiški, nelogiški, nesuprantami tam, kas turi problemų, bet jis paprasčiausiai atsakinėja į juos ir terapeutas žymisi, kurioje vietoje yra disfunkcijos ir paskiau perėjus į kitą etapą, tas disfunkcijas visas sujungia ir padaro atitinkamą manipulaciją. Bet tai daro manipulaciją ne terapeutas, o daro pats žmogus, kuris sėdi kitoj ekrano pusėje. Šitie procesai verbališkai komunikacija vyksta su centrinė nervų sistema, o gydosi žmogus fiziologiškai. Tai fiziologiniai procesai, hormonai, kraujas, maistas patekęs į kraują. Šitie visi procesai automatiškai pradeda kitaip veikti, kitaip sakant, kitokią terpė ląsteliai, nes mes esame sudaryti iš daug milijardų ląstelių, bet ląstelė, jeigu nori, kad išgyventų, jinai turi gauti maisto. O maistas tai yra per kraują ateina tas maistas, tai galima kitaip sakyti, tai yra terpė ląsteliai augti. Tai va tavo terpė, jinai pasikeičia.
po šito, po kontekstinės psichologijos kaip ir konsultacijos. Negaliu sakyti, kad tai yra gydymas, nes tai yra alternatyvu, nors gydyme yra naudojamos tik tai mokslininkų surinkta informacija. Tai yra į psichologijos ir fiziologiniais pagrindais. Nieko nėra jokio magic. Viskas, jeigu paimsite žmogaus fiziologiją, knygą, paskaitysite, viską atrasite tą, ką aš taikau šitam metode. Ir aišku, psichologija, atitinkami dalykai. Kuo kontekstinė psichologija skiriasi nuo paprastos psichologijos, nuo klasikinės, tuo, kad man nereikalinga, kaip aš bendrauju su žmogumi, man nereikia žmogų vesti į senus prisiminimus, jeigu tas senas tos traumos, kurios labai žeidžia, kuriuose negalima atsiverti, šito dalyko nereikia, nes mūsų smegenys visai ne šitaip funkcionuoja, kaip yra pateikiama klasikinėje psichologijoje, todėl, kaip sakoma, jie dirba savo keliu, o yra dabar, pavyzdžiui, kaip kontekstinė psichologija, kur galima be skausmo, vidinio skausmo, be jokių širdgėlų kalbėtis su žmogaus nervinė sistema ir rasti būdus, kaip greitai ir efektyviai išeiti. Kiek laiko užtrunka? Labai įvairiai, bet pojūtis jaučiasi, 50% žmonių pojūtį jaučia iš karto po 60 minučių konsultacijos. Kas tai būna? Tai tirpsta rankos, šąla rankos, karštis išpuša, kiti nori eiti miegoti, kiti kaip tik gauna labai didelį. Žodžiu, jeigu pasiskaitysite apie kokios yra vegetatyvinės reakcijos, tai va tas vegetatyvinės reakcijas gauna. Ką dar galiu pasakyti tokio ant savęs, kaip bandžiau šitą būdą, nes aš pats ieškojau, koks yra pats efektyviausias būdas, nes pats turėjau problemų, aišku, dar ir kažkokių turiu problemų, bet jau aš iš jų daugmaž išeinu ir pats savo ieškojau, bandžiau įvairius metodus, dėja man jie nepadėjo ir va būtent kaip atradau tą kontekstinę psichologiją, tada aš su ją pradėjau dirbti ir žiūriu, kad tai veikia labai, o kaip tai veikia, labai greitai. Pavyzdžiui, po pirmo apsilankymo pas mano mokytoją aš susirgau, 2 savaitės sirgau. Kodėl? Todėl, kad mano organizmas valėsi, kažkokias metė. Paskui dar kitus sprendžiau, votys pradėjo kilti ant kojų. Paskui dar sprendžiusi, pradėjo keistis aplinka, draugai keičiasi, net nesuprantu, kodėl jau jie nenori bendrauti, o kiti ateina nori bendrauti. Va tokių dalykų. Kodėl? O todėl, kad ten labai yra viskas paprasta. Mes bendraujame su žmonėmis, kaip sakyti, žodžiais, bet žodžiai yra tik tai 20%. 80% mūsų yra šitas kūno kalba. Tai va su šituo kontekstinė psichologija keičiasi jūsų kūno kalba, keičiasi terpė ląstelė. Ir automatiškai jūs jau kaip gausite tokį, kad elgsitės kitaip reaguosite. Anksčiau, kas jūs dirgindavo, pasakydavo kažkokį žodį ir jūs iš karto tai šiepdavot veidą, tai dar, tie visi vegetatiniai autonominės nervų sistemos samoreakcijos modeliai įsijungdavo jums tai nekontroliuojant. Tai vat lygiai taip pat po šito jums jie neįsijungs, jūs to net nekontroliuosite. Kodėl? Todėl, kad tik tai 5% mes kontroliuojame savo. Yra ten tų, kur wunderkindų, tai jau kurie biškai daugiau kontroliuoja, bet daugmaž 5%. Kaip pasakyti, tas, kur mes turim dėmesys, tas dėmesys 5% tik tai kontroliuoja, o 95% vyksta automatiškai. Pavyzdžiui, aš dabar su jumis kalbėjau ir kas vyko, mano širdis toliau plakė, aš toliau kvėpavau, laikysena, kad raumenys palaikė, mano stuburą laikė, mano akys irgi laikė dėmesį. Kai aš kalbėjau, aš negalvojau, kaip liežuvį man reikia judinti, ar kaip šitas balso stygos, ten jos turi skleisti balsą. Irgi to negalvojau. Ausis, pavyzdžiui, irgi girdžiu kažkas, tai va čia ten vaikščioja.
irgi šito dalyko aš girdžiu, bet aš nekreipiu dėmesio. Žodžiu, tai va šitie va visi autonominiai, kurių mes negalime sukontroliuoti, nes žmogus yra ribotas tuo, kad jis tik tai 5% gali kontroliuoti, o kitas visas vyksta automatiškai. Aišku, dėka to ir va tie va visi procesai, kurie mums jau yra anksčiau įdėti, jie kaip ir mums leidžia toliau augti, savęs, kaip pasakyti, neįtempiant, bet tuo pačiu ir jie pridaro mum, kaip sakom, pasąmoninės tos programos, jos pridaro mum ir žalos. Tai vat aš dirbu su tom pasąmoniniam programom, jie sprendžiasi labai greitai, tai yra įpročių keitimas, per tos įpročių nereikia 108 dienų ar ten 21 dienos, viskas vyksta per 4 dienas, kitiem žmonėm gal reikia 7 dienų. Naują įprotį suformuoti reikia gal truputėlį ilgiau, gal kokių net 14 dienų, bet jau nuo pirmos dienos jau jūs suprantate, kur eiti ir kaip daryti. Tai yra pats, kaip pasakyti, motyvacija. Jeigu tu jau supranti ir jauti ir matai, jau tu save, kaip sakyti, supratai, kad va šitoj vietoj šitas darantis ėjimas pastoviai tave veda į bedugnę. Tai vat jau kaip tu šitą dalyką supranti, tu visai kitaip priimi, visai kitaip pradedi bendrauti, atsidaro visai kiti, kaip pasakyti, kitas bendravimas su žmonėmis. Jeigu jūs norite eiti aukštyn ir dabar jūs esate 21 amžiuje ir suprantate, kad bandėte vienas pas specialistą, pas psichologą, pas kokį dar kažkur mentorius, visur buvote ir jaučiate, kad dar kažkur tai vėl viskas sugrįžta ir viskas, siūlau ateikit čionais, aš jūs ištestuosiu, žodžiais, nes mes bendrausim tik tai online. Šitas dabar mano yra projektas tik tai online. Ir aš jums pasakysiu viską tą, ką žinau, kokią esu informaciją per savo 40 metų surinkęs ir gausite geriausias, naujausias žinias, nes aš tobulinas kiekvieną, kas pusmetį važiuoju į seminarus, skaitau, domiuosi, bendrauju su savo bendraminčiais, kur mes turim Telegram puslapį, dabar jau yra 150 tokių žmonių, kurie va šitą techniką visam pasaulyje. Iš viso pasaulio tik yra 150 žmonių, kurie va šitą techniką naudoja. Ir mes bendraujame, kiekvienas dalinamės, ką atrandam naujo ir ką galima dar patobulinti, kur patobulinti, ko sakyti, ko geriau dar ir net nedasakyti žmogui. Žodžiu, augimas vyksta didelis, žmonės gauna labai didelius rezultatus, įsigydo autoimuninės ligas. Žodžiu, realiai tai yra, šitas metodas tinka visom ligom iš viso. Kokius žmogus turi ligas, su visom ir tinka. Tai va, tiek. Ir bendrausim per Facebooką. Žiūrėkit Facebooką, skelsiu video, visokiausius įdomius postus, kad pelnyčiau jūsų pasitikėjimą. Ir mano tikslas yra, kad aš esu dabar laimingas ir aš noriu, kad būtų aplink mane dar daugiau laimingesnių žmonių. Kodėl? Todėl, kad matau labai didelį trūkumą laimingų žmonių.